O kaip šiuo metu dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė Lajūnienė. Kaip jau ir žinote, šioji Vida seniai yra viena iš labiausiai aktyviausių Kupiškio miesto bažnyčios bendruomenės narių. Jau nuo pat 2012 metų ji kasmet ruošia miesto mažuosius gyventojus, vaikus pirmajai komunijai, visa jos turima veikla pastoviai sukasi vien tik aplink bažnyčią. Bet nepaisant to, Davatka Vida šią vasarą dar ir užsigeidė prisimti pareigas pati vesti jau kelintus metus klebono rengiamą dieninę biblinę vasaros stovyklą vaikams. Kunigas Mindaugas tegul kiek pailsi, šiemet Vidai Lajūnieniai tegul būna proga pasireikšti šiame renginyje. Sulaukusi Panevėžio dvasininkijos pritarimo tam, Vida padedama paties kunigo ir kitų parapijiečių padirbėjo iš peties ir pagaliau prie parapijos namų įvyko biblinė stovykla mažamečiams vaikeli, eik su Jėzumi. Susirinko visas dideliausias būrys įvairaus amžiaus vaikų. Vedėjos Vidos manimų pats pagrindinis jos stovyklos tikslas yra pratinti vaikus jau nuo pat mažų dienų prie šventojo rašto skaitimo, lankyti bažnyčią per pamaldas, gerai išmokti visas maldas. Tad įvairiose miesto vietose vaikams jį garsiai skaitė ištraukas ar evangeliją iš Biblijos, net ir centrinėje miesto aikštėje ji tai darė. Apmaudu, bet net ir šioje stovykloje irgi pasitaikė bent vienas piktas vaikas, kuris čia atėjo visai ne savo norų, o tėvų buvo priverstas ateiti. Taip čia ir buvo su Aršauskų sūneliu Kamiliu, kuriam būti stovykloje visai nepatiko, jis pastoviai burbėjo ant visko ir dėl to Vidai teko su juo turėti nemažai vargo. 2022 m. Liepos 2 diena. Ilgas ir konkretus stovyklos pokalbis Kupiškio centrinėje aikštėje. Vida Pribeldaitė, iškėlusi ranką su Biblija, griežtų tonu, na vaikučiai, susėskite visi tvarkingai ant grindinio. Šiandien saulutė plieskia, bet mes čia susirinkome ne pramogauti, o penėti savo sielas šiuo šventuoju raštu. Taip vadinama toji stora knyga, kurią aš laikau savo rankose. Bet gal jūs ir patys tai jau gerai žinote, ar ne, mieli vaikai? Bet, va kas. Žiūriu į jūs iš šalies ir širdis skauda, Amelija, Luka, jūsų marškinėliai per trumpi, rankos apnuogintos. Pažvelkite į mane, net per tokius karščius mano suknelė ilga, viskas paslėpta. Kuklumas yra tikroji krikščionio vizitinė kortelė. Negi šitos tiesos tėveliai jūsų niekada nemokė? O dabar atsiverskime knygą. Išsirinkite, kurią evangeliją iš Biblijos jums dabar galėčiau garsiai paskaityti. Pagal Matą? Pagal Morkų? Pagal Joną? O gal pagal Luką? Kamilis berniukas su strazdanomis ant veido, piktai susiraukęs, nusisukęs į šalį, pusbalsiu kažkokia nuobodybė man tie visi skaitiniai. Tas pats per tą patį. Visą dieną tas pats rėkavimas. Tėvai per prievartą į šitą stovyklą mane atvarė, geriau namie prie kompiuterio sėdėčiau ir Minecraftą žaisčiau, o ne vidury aikštės ant akmenų dūsti atokaitoje. O dabar juk dar pats vasaros atostogų vidurys, kodėl net ir per jas vėl esu priverstas kažkieno mokytis, kaip kad kokioje mokykloje. Vida piktai sužvairuodama į jį Kamilį. Na jau. Kaip tu drįsti garsiai taip negražiai viešai kalbėti? Argi tėveliai tavęs nei kiek nemokė garbaus mandagumo? Aš viską puikiai girdžiu. Mano klausa labai gera. Aršauskų sūneli, tavo pastovus burbėjimas man jau per gerklę lipa lauk. Tavo tėvai tave čia atvedė, kad išmoktum doros, kad išmoktum skirtingų maldų žodžius mintinai, o tu tik prieštarauji. Su tavimi vienas vargas nuo pat pirmos valandos susipažinimo. Šventasis raštas nėra jokia nuobodybė. Tikrai ne, nė kiek. Liudvika, nors bent tu sėdėk tiesiai ir nerodyk jam blogo pavyzdžio. Liudvika, vadove Vida, bet Kamilis teisus, mes jau trečią kartą šią vasaros dieną klausomės tų pačių ištraukų. Armanas sutrikęs kasydamasis pakaušį, žiūri į Vidą, taip vadove. O kada žaisime futbolą, ar darysime estafetes? Praėjusiais metais, kai stovyklą vedė kunigas Mindaugas, mes eidavome į Kupos slėnį, bėgiodavome, būdavo linksma. Vida griežtai nukerta, ar manai kunigas Mindaugas šiemet ilsisi? Aš dabar esu visko vedėja ir tvarkytoja.
Panevėžio dvasininkija šias pareigas patikėjo man, todėl šioje stovykloje vaikeli, eik su Jėzumi, žaidimų jokių nebus. Mūsų tikslas – pratintis vaikams nuo mažens prie šventojo rašto skaitimo, lankyti bažnyčią per pamaldas ir gerai išmokti visas maldas. Fausta, na ko tu dairaisi į šonus? Žiūrėk į mane, kai kalbu. Fausta, aš tik žiūriu, kad žmonės aikštėje į mus keistai žiūri, kai jūs taip garsiai skaitote. Čia gyventojai nelabai pratę tokias viešas Biblijos studijas po atviru dangumi matyti. Vida, tegul žiūri. Tai yra liudijimas. Mes čia skaitome ne kieno kito, o būtent paties Dievo žodį. Glorija, amaristinai, pakelkite akis nuo žemės. Ar abu pasiruošę pakartoti ankstesnį katekizmo puslapį? Šiandien iš aikštės nepasitrauksime, kol kiekvienas iš jūsų idealiai atmintinai nemokės visų maldų. Amelija, nagi, padėk Emiliui atsiversti reikiamą puslapį, kad jis mažiau murmėtų ir daugiau mąstytų apie savo sielą. Taigi, vaikai, tęsiame.